Mano mama 92 metų, Aleškevičienė Stanislava, gyveno labai žiauriomis sąlygomis, nes Nemunaičio seniūnas Rimantas nedavė socialinės darbuotojos. Taigi noriu parodyti šitą vaizdelį. Bus galima įsiųsti ir į Angliją anūkei pažiūrėti, kaip jos močiutę laikė Nemunaičio seniūnija ir nepadėjo socialiniai darbuotojai. Tegul žino ne tik Lietuva, bet tegul žino ir Anglija, kad Rimas Avižienis nedavė tyčia socialinės darbuotojus. Jis teigė, kad mama mano 92 metų gali susitvarkyti, įsiplauti indus, įsiplauti kilimą, įsivalyti kilimą. Kilimas nevalytas daug laiko. Taigi, labiausia turėtų būti gėda Rimui prieš mano mamos anūkę, kuri gyvena Anglijoje. Parodau. Rimas, seniūnas Nemunaičio, taupė mano mamos sąskaitą ir nedavė socialinės darbuotojos. Taigi dar kartą parodau. Jinai valgydavo iš neplautų indų, nes pati nesugebėjo. Jinai valgyti nesugebėjo pasidaryti ir net iš čainiko įsipilti arbatos. Taigi noriu dar kartą parodyti, kokiomis žiauriomis sąlygomis gyveno. Tai žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogus tokiomis sąlygomis gyventi negali. Bet tačiau seniūnas Nemunaičio, jis teigė ir melavo, kad mano mama 92 metų, jinai pajėgia susitvarkyti, pajėgia įsiplauti indus, įsivalyti kambarius. Tai pažeidžia mano mamos teisę į orų gyvenimą. Aš manau, kad nei vienas seniūnas, nei vieno miesto, rajono taip nesielgia kaip Nemunaičio seniūnas. O kodėl jis elgėsi taip žiauriai su mano mama ir nedavė socialinės darbuotojos? Aš manau, todėl, kad jis mano buvo klasiokas. Tai jis tapęs seniūnu, jis tyčia nedavė socialinės darbuotojos. Nors beveik kiekvienais metais prieš naujus metus apsilanko pas mamą, atveža šiokių tokių dovanėlių ir mato, kad jinai nepajėgia susitvarkyti, nepajėgia susiplauti indų bet tačiau jis socialinės darbuotojos nedavė, nes teigė, kad nereikia.